XIX amžiaus vidurys. Pasaulyje sparčiai vystosi mokslas, statomi fabrikai, į juos dirbti iš kaimų į miestus važiuoja žmonės, plečiasi miestai. Fabrikuose moka mažai, dirbama po 16 valandų ir be išeiginių. Darbininkai reikalauja geresnių sąlygų. Atsiranda ideologija, kuri visas fabrikų samdinių bėdas verčia ant turtingųjų – komunizmas. Prie komunistų šliejasi daugybė kitų nuskriaustųjų. Balsuoti negalinčios moterys, šimtmečiais persekioti žydai. Komunizmas tampa populiarus ir 1918 metais Rusija tampa pirmą komunistinę valstybę pasaulyje. 1940 metais ji okupuoja Lietuvą. Po metų Lietuvą užima Vokietijos naciai, kurie dėl visų pasaulio nelaimių kaltina žydus ir juos visus naikina. Kol Lietuvą buvo okupavusi Sovietų sąjunga, buvęs Kauno stiklo fabriko darbuotojas žydas Joachimas Cukermanas bendradarbiavo su KGB ir padėjo ištremti Liucijos Kazlauskaitės giminės. Dabar siaučia nacijai. Į Liucijos duris pasibeldžia Joachimo duktė Ema ir prašo ją paslėpti nuo nacių. Liucija Ema priima ir paslėpia Rusiją. Ar pilietiškai pasielgė Liucija?